Sveiki. Kruopą sakyk labas visiems. Greitai. Kruopą. Oi, jinai tik pamato kamerą, gal jaučia. Iškart pabėga arba jeigu fotografuoja nusisuka, tik man pavyksta ją miegančią. Oi, aš užsisuku šalką su vilnonėm kojinėm. Pas mane yra tokia, kaip pasakyti, įsitikinimas gal įprotis. Jeigu man kaklui šilta ir kojom šilta, man visai šilta. Bet jeigu kaklas šąla, vadinas man visai šalta, aš nežinau. Jeigu aš galiu užsidėti kojinės, jeigu man kojom ir kaklui šilta, man ir kaip pasakyti, ir jauku, ir komfortabilu. O aš šiandien žinot, ko išėjau? Parodysiu vieną dalyką. Bet mes dabar įsiliejam pamatą, čia statysis naujas priestatas. Statysis, tai paaiškinsiu visą preliudiją. Va ten bus įėjimas. Ten langas kirsis ir va šita visa būda griausis. Nes jinai jau ant garbės žodžio laikosi. Tik gero vėjo reikia, taip ir pasvirtų jau čia. Ir dabar va ant dienų mes pradėjom kruopą, kai kruopai lauke, kai lyjo lietus, stiprus kruopą, nepamačiau ir kruopą labai norėjo namo. Ir jinai, žinot, ką mums pridarė? Pat šitas varganas dureles, kurių mes dar nesiruošiam keisti, kai tik griausiam, išvarė viską, nudraskė, išvarė. Su mane įlysti į namus gal pro duris. Aš net negirdėjau ir net nemačiau, kaip jinai čia draskėsi. Atidarau duris, čia voliojasi lentos, visokie pagaliai. Kruopa pagreitino remontą mum. Bet ką ten pagreitino, dabar eisiu kokių lentučių ieškoti, užlopysiu. Negražu, vyras sako, aš nekreiptų dėmesio, tegu būna, vis tiek griausim. Man negražu, gal dar ne šiais metais griausim, dar vis tiek reikia ir pastatyti. Nugriautai spėsim nugriauti, pirmą reikia pasistatyti, kad nugriauti kažką. Aš vis dėlto nutariu, paieškosiu lentučių, čia man nesudėtingas ir ką nors surėksiu. Baisios tos durys, bet dabar dar baisesnės. Varganos jos. Mūsų būdos durys. O jeigu įsivaizduot būtų naujos įstatytos, tai būtų pavaris. Oi, ta kruopa. Ta kruopytė, ta mūsų mažytė. Sarmata ir žmonėm rodyti, ką turim, tą turim. Reikia apvalyti. Bobiško statybų manieros. Vyras gal jiem tų pokšt ir užkaltų. Visada visur išvalau. Ar remontus darau. Vyras irgi išvalo. Ar kur remontus darau, ar ką reikalus taisyti, visada išsiurbiu, visada išvalau. Kad žmogui švariai, tai ir savo reikia švariai. Vaje. Kai namuose reikia dirbti, tai duodės visom pašalėm, kol ką surandė, o dabar suktuko reikia. Tai neaišku, kur vyras jį padėjo. Namelį nematyti. Nematyti. Einu sandėlinį ieškoti. Va taip ir būna. Tai kokio daikto reikia? Ratais. Tai daugiau pavargsti, negu darbo padarai. Kasia? Kasiūnė? Bailiukė tu mano.
praėjo ne pusę metų ir durys sutvarkytas. Tai biški taip bobiškai. Bet vis negeriau, kai išbirėja, išpūvė ir viskas. Dar nusidažys, dabar tik praeisiu festuliu, nurinksiu laką, kad dažai nesuvirtų. Ir nudažysiu, bet labai toks dangus niuksta, tai šiandien gal ir nedažysiu, nes gali lietus užlyti. Bet kai bus graži diena, nudažysiu, visas durys perdažysiu. Ir mano toks remontas. Toks biški bobiškas, bet geriau negu nupūvę. Dabar sunkiausia dalis liko. Viską susitvarkyti, viską susinešti, prisitempti, o dabar reiks viską išnešioti. Čia yra pati sunkiausia remonto dalis. Labutis. Šiandien iš savo pliurpalų kampelio. Ką tik baigiau žiūrėti filmą. Laukia už lango lietus taužo, biškit gal ir aprimo jau į vakarą. Visą dieną pylė lietus, šalta buvo, mes netgi katiliuką užsikūrėm savo, kad šaltas, rudeniškas oras, tokia drėgmė namuos, tai užsikūrėm net katiliuką. Ir man šiandien labai norėjosi kažkokios tai teigiamų emocijų, kažko tai atsipalaiduoti ir tokį būtent gerą filmą. Tokia nuotaika buvo, kažką tai tokio įdomaus ir gero pasižiūrėti. Bet ne visada, kartais būna tokia nuotaika, bet nerandi tokio filmo. O šiandien nuotaika ir filmas sutapo. Kaip tik labai musėt norėjau, tai ir užtaikiau tokį filmą, kuris man tikrai patiko, paliko geras emocijas, toks, ta, kurią aš mėgstu. Gal ir tokį rekomenduočiau ir tie, kurie mėgsta. Tai yra 2018 metų filmas Koletė. Aš žiūrėjau rusų kalbą, nes anglų dar nelabai galiu suprasti, kad ten rodo. Aš pasirinkau žinomą kalbą, rusų kalbą žiūrėjau. Tai filmas apie 19 amžiaus prancūzų rašytoją Colette. Siužetas tai toks, trumpai apie siužetą, tai paprasta kaimo mergina, Gabrielle Colette, auga pas tėvus ir susipažįsta su tokiu žymiu rašytoju iš Paryžiaus ir tėvai sutinka ją išleisti. Atiduoda už vyro, nes jinai yra neturtingo šeimoje, neturi kraičio ir tai skaitosi labai gera santuoka, nes pavyko dukrą ištekinti kaip be kraičio yra, kad čia pasakius. Ir jinai išvažiuoja į Paryžių. Paryžiuje įsisuka į tą prabangos gyvenimą, ten rodomas tas 19 amžiaus pabaigos bohemiškas tas Paryžiaus gyvenimas, kas ten darosi tam Paryžiuje, ten menininkų daug, visokios ten, bohemija verda kaip reikalas. Ir pas ją atsiveria talentas rašyti, tą vyras pastebi ir jie pradeda išnaudoti. Jinai rašo, ją verčia rašyti po daug valandų, o vyras savo vardu išleidžia jos kūrinius, nes ją įtikino, kad moteris tuo metu negalės prasimušti, kad moters niekas neskaitys, ten tik tais vyrų knygos. Mergaitė kaip iš kaimo, provintiška, naivi mergaitė, jinai patikėjo ir jinai rašė, o vyras leido savo vardu. Jos kūriniai tapo bestselleriu, vyras maudėsi šlovės ten spinduliuose, o jinai liko nežinoma. Ir taip tęsiasi gan ilgokai, kol jinai pagaliau suprato, kad jinai yra išnaudojama ir kad norint turėti savo reikia kovoti. Ir jinai, atrodo, visą jos trūksta jai kantrybė ir jinai stoja į kovą už savo teisės. Ir rodo ten visą tą kovą, kaip jinai kovoja už savo teisės, kaip sulaužė 19 amžiaus tą moterišką moralę, kuri ten buvo nusistovėjusi, kad be vyro leidimo moteris nieko negali turėti, kad ten viena moteris nieko neprasimuš ir jinai tikrai rodo gan drąsią, tokią tvirtą, tampančią moterį, tą visą jos evoliucijos eigą, į tą visą jos kovą, įsilaisvinimą. Jinai visų pirma pradėjo dar kovoti už savo seksualinę orientaciją. Jinai lesbietė buvo, susirado moterį. Ir gan tokia aktoriai gan stipriai vaidina. Ir jos ten žingsnis po žingsnio į tą, kaip jinai paskui tapo jau savarankiška. Visą tai atskleidžia.
Aktorių vaidyba labai nuostabi, taip gerai atskleidė, vat, būtent tos Colette, kur vaidino aktorių, nebeprisimenu, Joša, oi, nebeprisimenu, mergina, prancūzų aktorė, bet tokia nuostabi aktorė atskleidė, vat, visą tą bruožą, visą tą kovą, tikrai stipri gera vaidyba buvo. Ir man aplamai labai patinka to meto filmai. Aš iš vis mėgstu XIX amžiaus pabaigos Prancūzijos filmus. Paskiau labai dievinu Viktorijos laikų anglų filmus, to laikmečio filmus. Kai aš žiūriu Agatos Kristi, tuos apie Marple filmus, aš žioviuos ne pačių detektyvų, bet aš gyvenu tose kaimukuose. Man taip patinka tie filmai, tie kaimeliai visi, kurie rodomi filme tos Anglijos. Ir Paryžius patinka, būtent tas moteriškumas atskleidžiamas tuo metu. Ta moters kova už savo teisės, už kitas pasaulį, už kitą požiūrį į gyvenimą moters kovos buvo. Man kažkodėl tai... Čia man patinka tokie filmai ir aš būtent rekomenduočiau ir šitą filmą. Kas nematė, kas pasižiūrėt, kas mėgsta, kai nupasakojau tokį žanrą, tą moterišką tą kovą, tikrai rekomenduočiau pasižiūrėti šitą filmą. Gal kas ir matėte, jūs vis tiek 18 metų, man kažkodėl jis tik šiandien pakliūva. Bet aš pasidalau būtent, gal ir kam ir nepakliuvo, o nepasižiūrės ir paklius. Tiek, aš šiandien norėjau apie tą filmą papasakoti. Parašysiu filmo pavadinimą pačioje aprašyme. Kaip jis vadinasi. Tam kartą tiek.